Labas vakaras. Kviečiu žiūrėti aktualių laidą Tautos mandatas. Aš Neringa Trinkaitė, o mano pašnekovas socialdemokratas Seimo narys Andrius Šedžius. Labas vakaras. Labas vakaras. Pirmoji rudens diena Lietuvos žmonės pasitiko didesnėmis kainomis. Tai jūsų prognozės, ar kainos dar šiais metais kils? Tai labai blogai, kad pirmoji rudens diena pasitinka su didesnėmis kainomis Lietuvos gyventojus. Ir taip kaip buvo daug kalbama, kad atseit visos prekės pabrangs 2 procentais, nes PVM tarifas kyla 2 procentiniais punktais, tai iš tiesų yra netiesa, nes jeigu prekę reikia pagaminti, tai visos sąnaudos prekės gamybai, kuriuose yra įskaičiuojamas PVM-as, brangsta 2 procentais, toliau prekę atvežti į prekybos vietą kainuoja vėlgi 2 procentais brangiau, todėl kad transporto paslaugos yra taip pat apmokestinamos PVM tarifų brangesnių. Be abejo, prekyvietės išlaikymas, prekybos centro išlaikymas taip pat yra įskaičiuojamas PVM tarifas, tai vėlgi brangsta 2 procentais. Na, galiausiai žmogui atvažiuoti įsigyti prekę, vėl transportas brangsta 2 procentais. Na ir paskutinis turbūt etapas, tai prekės utilizavimas, už kurį taip pat skaičiuojama už šiukšlių antrinių žaliavų išvežimą ir taip pat PVM tarifas brangsta, tai automatiškai ir ši paslauga brangsta 2 procentais. Tai jeigu šios 5 etapus sudėsim, tai maždaug gautumėm 10 procentų pabrangimą. Tai aš manau, kad tokio pirminio šoko gal pavyko išvengti ir iš tiesų prekybininkų pastangomis bei transporto paslaugų tiekėjų pastangomis nebuvo padidinta taip staigiai ženkliai ta kaina, tačiau palaipsniui mėnesis kitas ir viskas atsistos į savo vietas, nes iš tiesų niekas nenorės turėti tokių didelių nuostolių. Lygiai tas pats ir yra netgi ir su ryšio operatoriais, kurie mes puikiai girdėjom, kaip šio tema buvo eskaluojama, kad tikrai nesitaikys su 10 milijonų litų nuostolių, taigi kels ir pokalbių įkainius ir panašiai. Taigi visa seka, visa grandinė paslaugų, kurios brangs padidinus PVM tarifą. Taigi aš manau, kad visos prekės Lietuvoje turėtų brangti maždaug apie 10 procentų. Tai yra tikrai daug, įvertinus ir tą situaciją, kad atlyginimai šalyje mažėja, ypač biudžetinių įstaigų, galų gale ir privačiame sektoriuje, tai mes matome ir pagal gyventojų pajamų mokesčio surenkamumą. Tos duomenys, kuriuos mums pateikė statistikos departamentas, valstybinė mokesčių inspekcija, situacija yra tikrai tragiška ir net neįsivaizduoju, ką dabar galvoja ir kokius veiksmus priims vyriausybė ir kuom uždengs tą nesurinktą biudžetą.